Pirmas susitikimas su Tadu įvyko visai greitai, aš taip sakyčiau, ir jisai buvo pakankamai, aš kažkaip galvojau, mes čia susitiksim, pakalbėsim, pasižiūrės jisai tą butą, pasakys preliminariai, kiek čia jisai maždaug vertas, ar aš teisingai tą kainą įsidėjau į skelbimą, ir aš toliau bandysiu pardavinėti pati. Bet susitikus labai greitai aš pakeičiau nuomonę. Tas pokalbis, jisai buvo ilgas. Iš tikrųjų, mes gal valandą, netgi daugiau bendravom ir jisai per tą valandą sugebėjo mus tiek paveikti mūsų vyrų, kad mes praktiškai to pačio sutikimo pabaigoje pasirašėm sutartį ir atidavėm buto raktus ir visiškai nuo to momento pasikliovėm, kad na štai mes esam ramus, butas saugiose rankose ir jisai toliau atliks savo darbą. Jisai atkreipdavo dėmesį į smulkiausias detalės ir jis visą laiką mus informuodavo apie procesą, kaip jam sekasi, visą laiką paskambindavo ir pasakydavo, na štai mes turime jau šiokią tokią patirtį, parduodant jūsų būtent būstą ir štai pastebėjimai tokie būtų pirkėjai ir taip toliau. Ir mane, kas labiausiai stebino, aš visą laiką laukdavau, kada čia bus tas pirmas klausimas, o kada gal leidžiam kainą. Bet niekada tokio nebūdavo, jis visą laiką ateidavo su idėjom, ką jis dar galėtų padaryti ir jam tiesiog kaip mūsų kaip būstų savininkų sutikimo jam reikėdavo. Tai jo tas iniciatyvumas ir kūrybiškumas netgi kartais, sakyčiau, labiausiai įstrigo.